Šiandien ypatinga diena. Mes lankomės Panevėžyje pas solo atlikėją, juodo gymio Radžislavą Radžį. Kalbinsiu jį apie tai, kas vyko paskutinėmis dienomis. Seniai troškau tave pakalbinti. Esi sunkiai prieinamas. Girdėjau daug konfliktų su dėstytojomis, su policijos pareigūnais. Papasakok, dėl ko jie kyla? Dėl mano charakterio ypatumų. Kaip ten buvo, kad tave išmetė iš klubo Men's Factory? Nieko nebuvo, žodžiu, nieko ten nebuvo. Bet išmetė, kažkas palėtė tavo užpakalį ir išmetė. Nieks nelietė, nieks nemetė, ta tema yra užrišta ir nežinau. Kaipgi tau sekasi su merginomis? Kiek jų turi? Puikiai, su merginom puikiai, o čia klausimas geras. Su merginos yra cool. Gerai, papasakok man dabar apie 62 metų meilužės tas. 53. 53. Kaip tau tas šinjonas jos? Labai gražus. Kas gražiausia tos moters veiduke buvo? Šinjonas. Šinjonas. Jo. Radži, tai tau patinka Mino? Labai jis man patinka. Kokia jo daina mėgstamiausia? Kad dabar ir neatsimenu, kokias jis dainuoja. Tikrai, Jėzau, kokie čia. Ne, palauk. Mielas Radžis prieš gaisrą dar išdavė man, kad labiausiai jo mėgstamas yra atlikėjas Simonas Donskovas. Todėl dabar Radžis sakė, nesvarbu degs ar nedegs, padainuos Donskovo dainą. Na? Praėję metai, sakau ir sudie. Nors žinau, kad pamiršt negalėsiu. Ai, dar kartos manim. Viskas padarė. Tai buvo Simono Donskovo daina iš degančių Radžio namų. Mes va einame į miestą, jau dega tie namai. Mes su Radžiu pavaikščiosim po Panevėžį. Štai ir Radžio draugai. Mes jūs pamatėme, jums patiko. Kuo jūs vardu, ponaitį? Ponas, ne ponaitis. Gediminas. Gediminas, kiek metų pažįstami su Radžiu? Daugal. Kiek? 15. 15. Kaip tapote geriausiais? Visą laiką mes gerai sugyvenom ir gerai likom geri draugai. Jau fainuoliai. O dabar einame pas kitus Radžio draugus gerus. Kuo jūs vardu, ponai? Albinas. Albinai, kiek jūs pažįstami su Radžiu? Su Radžiu? O jau 6 metai jau. Tai jūs prastesnis draugas negu jis, bet vis tiek esate draugai. Kuo jis jums patinka? Ko patinka? Jis atėjo pas mane aplankyti, jam labai reikėdavo ant stalo stiklo. Jis daužydavo, ar jam kiti, ar jas pats supranti, bet ateidavo. Jam to iškaunam. Radžis išnaudoja draugus stiklais? Ne, bendrai Ir trečiasis Radžio draugas ant kopėčių. Einame. Labas vakaras. Ko jūs vardu? Nėra tokių. Nėra, sako. Draugas Armatyvas, nes Radžis pasakė. Neseniai dirba, nepažinau. Neseniai dirba, sakė, nepažinau to Radžio draugo. Labadiena, jaunuoliai, norėjau jūsų paklausti, ar žinote, kas šis vaikinas? Žinom. Kaip, ar jūs nedievinate, ar dievinate jo dainą? Mes įmylim iš tikrųjų. Patinka jis jums? Jo, labai. Kokią dainą? Teikit arčiau čia. Nėra kada. Nu, teikit. Čia jais ne lietuvis. Ne lietuvis. O koks? Aš iš išvaizdos matau. Ar žinote, kas šis žavus jaunikaitis juodais plaukais? Nežinau. Kas jis? Radžis. Šokate pagalio melodijas, dainuojate jo dainas? Draugui labiau patinka negu man. Draugas jūsų žavisi juo? Taip. Ar siuntė jam laišką, prašė ko nors? Ne. Kodėl? Nu, nežinau, muziką klauso, dainas visas klauso. Ar norėtumėt tokio vyro kaip Radžis? Ne. Kodėl? Nu, ne mano skonė. O kokie jums patinka? Aukšta, stipras. O Radžis silpnas manote? Nu, gal ne? Aš jums siūlau pabandyti ir užeiti šitą Sirtakio klubą. Eikime kartu. Einam. Sirtakio klube. Kokius vardu? Sirtakio klube Lina ir Radžis išbandys. Ir galbūt ji nuspręs, kad Radžis yra tas vienintelis. Štai mes jau išeiname iš Sirtakio klubo. Lina nusprendė, kad vis dėlto Sirtakio Radžis šokti mokėjo, o Lina ne. Tad tokia jų meilė ir baigta.